Išmintis atsiranda iš darbų, o ne iš manomų žinių. Ūgis matuojamas nuo kaklo aukštyn. Tam, kad taptum verslininku, kostiumo užsidėti nepakanka. Pažinti su nauja kalba veda į pažintį su nauju savimi. Praeidamas pro veidrodį pradedu galvoti, kas yra tas senukas, stebeilijantis į mane. Užrašyk savo tikslus ir paslėpk juos. Po metų susirask juos ir patikrink, ką pavyko įvykdyti. Beveik kiekvienas žmogus nori kažką pasiekti. Tie, kurie to nenori, jau yra pasidavę. Disciplina yra kaip rašymas. Kasdien neparašęs nors kiek teksto niekada nepabaigsi savo romano. Nepersistenk keldamas savo per daug tikslų. Išskaidyk juos į mažesnius ir pradėk po truputį. Vienas žmogus man yra pasakęs, kad niekada nieko nepasieksiu. Vakar tą žmogų nusisamdžiau. Šeima gali būti blogiau nei draugai. Pradėk keliauti ir pastebėsi, kiek daug sužinosi apie savo gimtąją šalį. Pasikliauk savimi. Niekas tavęs taip gerai nepažįsta, kaip tu pats. Kvailumas – tai kai antrą kartą padarai kažką, kas jau pirmą kartą aiškiai buvo klaida. Kai tave kažkas įskaudina pirmą kartą, gėda jiems. Antrą kartą, gėda tau. Jei nori prarasti draugą, paskolink jam pinigų, žinodamas, kad jis jų negalės grąžinti, bet tikėkis, kad grąžins. Geriau turtus dalinti šiltomis rankomis, nei šaltomis. Turtingas žmogus atsistojęs ant savo piniginės netampa aukštesnis. Šeima gali būti tavo didžiausio pykčio ir didžiausios laimės šaltinis. Jei tavo sutuoktinis nėra tavo geriausias draugas, jūs nesate įsimylėję. Geriau niekam nepasakok visko, ką esi nuveikęs, nes tokiu būdu daug kam tapsi melagiu. Kuo daugiau nuveiki, tuo mažiau tikėtina tai atrodo. Tinginystė yra bandymas išvengti darbo. Esi išties laimingas, jei pagalvojęs apie paskutinius kelis metus nenorėtum nieko pakeisti. Kol esi gyvas, tavo sėkmė yra matuojama pagal tai, kiek pinigų uždirbai. Kai miršti, tavo sėkmė yra matuojama pagal tai, ką nuveikiai, kol buvai gyvas. Palik savo pėdsakus pasaulyje. Kai tavęs nebebus, liks kuo sekti. Jei naudočiausi kiekvieno žmogaus patarimais, iki šiol bandyčiau išsiaiškinti, ką daryti. Tikras draugas klausysis, o netikras draugas bandys pasinaudoti tavo silpnybę. Kam jaudintis, jei vis tiek iš šio pasaulio gyvas neišeisi? Pasižiūrėk į labai seną nuotrauką ir pagalvok apie tai, jog visi žmonės joje dabar jau yra mirę. Mėgaukis gyvenimu ir daryk, kiek gali, nes vieną dieną irgi būsi tik žmogus senoje nuotraukoje. Nebūtina tarnauti armijoje, kad išmoktum disciplinos, bet turėtum elgtis taip, lyg būtum tarnavęs. Nusistatyk savo tikslus ir suprask, kad juos pasiekti nebus lengva, tačiau mėgaukis procesu. Nepažįstami dalykai yra sunkus, todėl nežinomybė ir kelia stresą. Žinomi dalykai yra lengvi, todėl dauguma žmonių nuolat daro tą patį. Vieną kartą kažką pabandęs jau žinosi, kaip tai daryti arba to nedaryti kitą kartą. Visuomet pasidalink torto gabaliuku. Suvalgius visą tortą pačiam pasidarys bloga. Galų gale tavo turtai neturės reikšmės. Rūpės tik tai, ką pasiekiai. Kai mirsi, iš tavęs liks tik dėžutė su nuotraukomis ir smulkmenomis. Neužilgo nebeliks ir dėžutės.
Būdamas 20 galvoj, kad gali užvaldyti pasaulį. 30 galvoj, kad dar turi laiko. 40 pradedi nerimauti. Neleisk amžiui būti tavo sėkmės matavimo lygtyje. Viskas paaiškės su laiku. Kai buvau jaunas, man niekas nerūpėjo. Vėl jaučiuosi jaunas. Apibūdink save sau. Kaip manai, ar būtum draugai su šiuo žmogumi? Ar tavo šeima yra tavo draugai? O gal tavo draugai yra tavo šeima? Augintinis tave mylės už tai, kas tu esi, o ne tai, kuo tu bandai būti. Jei turi daugiau nei vieną kartą atsiprašyti dėl kažko, tuomet arba tu, arba kitas žmogus yra neteisus. Tavo darbas – išsiaiškinti, kuris. Gali išlikti susituokęs net ir po skyrybų. Naujos kalbos mokymasis padeda sulaužyti prietarus. Kvailumas, kai galvoji, kad esi protingas. Išeik pasivaikščioti miške ar paplūdimyje ir paklausk savęs, ar esi nuoširdžiai laimingas. Jei tavo atsakymas taip, tuomet tavo gyvenimo kelias yra baigtas. Jei atsakei ne, neturėtum švaistyti laiko pasivaikščiojimams. Jei būčiau tavo vietoje, nežinočiau, ką daryti, nes pažįstu tik save. Jei nori išardyti šeimą, pasamdyk juos. Kolegą galima laikyti draugu, kai išlieki draugais su juo net nebedirbdamas toje pačioje įmonėje. Kai buvau jaunas, galvojau, kad mano tėvai buvo pikti ir nenuoširdūs. Kai užaugau, supratau, kad tai aš toks buvau. Maratonas visai kaip gyvenimas. Iš pradžių sunku, tada pradedi skubėti, o pabaigoje džiaugiesi. Jei būčiau turtingas nuo gimimo, nežinočiau, ką reiškia būti turtingam. Egzistuoja dviejų skirtingų tipų melai. Pirmojo tipo melai skirti apsaugoti kitus, o antrojo – save. Deja, antrojo tipo melai patys dažniausi. Visuomet geriau sakyti tiesą, tačiau prisimink, kad niekas negalvos, jog esi geras žmogus. Kurk atsiminimus, pasenęs branginsi būtent juos. Išsiruošk į kelionę. Kelionę prisiminsi daug ilgiau nei naują baldą.